Labą diena arba labas vakaras visiems. Yra eilė klausimų, kuriuos man dažniausiai užduoda. Dabar įgarsinsiu jums vieną iš jų ir pasidalinsiu atsakymu, kurį aš įprastai duodu bendraudamas su daugeliu žmonių. Klausimas: kaip aš medituoju? Žinoma, pokalbiuose apie meditaciją mes išskiriame skirtingas meditacijos rūšis, įvairius meditacijos lygius. Priklausomai nuo to, kiek jūs patyrę ir kam jums reikalinga ši praktika. Pagrindinė idėja, tikslas arba priežastis, kad atlikti meditacijos praktiką, tame, kad susikoncentruoti į savo dvasinį vidų, susikoncentruoti į savo vidinės savybės ir išstudijuoti savo vidinį pasaulį. Vidinis pasaulis tai mūsų asmeninis protas. Tai, kaip mūsų protas funkcionuoja, kaip mūsų protas reaguoja, kaip mūsų protas keičiasi. Dėka pokyčių mūsų mąstyme įvyksta taip pat ir pokyčiai mumyse esančiose emocijose. Pagrindinė meditacijos idėja tame, kad nuraminti protą, įgauti vidinę ramybę, tai yra pasiekti harmonijos santykyje su pačiu savimi. Įgavus vidinę harmoniją, mes pradėsime ją skleisti ir dalinti su aplinkiniais.